Keliaujam toliau Famagusto senamiesčiu. Istorijos aš čia labai nežinau, pasidomėsiu, bet čia kolona nustatyta kažkokių tai pabandysim išsiaiškinti. Tai taip supratau, kad buvo šitas kolonas statė romėnai, italai, o šita kolona jau buvo pastatyta kažkokio tai kito laikotarpio, jau kitų šalių, bet nematau, kad būtų kažkokių lentelių. Toliau, o čia yra tokios senienos išlikusios iki šių laikų. Ja, čia yra visi žiūrų žmonės, čia buvo kalėjimas pastatytas vienam žmogui. Nasıl bu kadar meşhur olmuş Muharrem Kalın? 1873. Bak açtı mı? Dinleyelim abi. Jisai paveiksluoja. Manau, kad norėtumėt užeiti tenai. Jame sultis natūraliai spaudžia iš granatų, apelsinų. Natūralias sultis. Kokie išlikę egzotiniai griuvėsiai. Čia kažkas iš patrankos liko. Sviediniai. Dar čia turbūt iš laivų kažką ištraukė. Arba gynybinės buvo sienos. O, kokie patrankos. Kokie iš akmenų šaudydavo. Кактус прикольный. Ты видел Įdomus кактус? kaktusas. Einam ten dar kitą bažnyčią. Eisim dar vieną. Yra ką pamatyti, taip čia ant Famagusto atvažiavus, senamiestį. Tikrai yra ką veikti atvažiavus. Švento Petro ir Pauliaus katedra.